Alvai. Oi, labas, draugai. Alvai. Nieko. Mes su netvarkos nykštuku einame į žygį. Ir dar pasimsim čiūčią. Tik žinai ką, aš pamiršau pasigaminti užkandžių. Gal tu gali man padėti kažką pasigaminti? Na, patraškint kelionį. Aišku, kad galiu. Ai, kaip gerai. Gerai. Nori saldaus ar suraus? Gal galima ir taip? Ir saldaus, ir suraus. Gerai, bet prieš tai nori tu man padėti? Tai žinoma, kad nori padėti. Bet norint būti virtuvėje, reikia... Teisingai, nusiplauti rankeles. Keliaujam. Kvepia kaip svara. Vadinasi, galima gaminti kartu. Gerai, bet prieš gaminimą reikia pasiruošti turbūt tavo pietų dėžutę. Pietų dėžutę? Turi tokią? Žinoma, kad turiu. Parodyk. Mano pietų dėžutę, pasižiūrėk. Ar tu matei, kiek jinai turi skyrelių? Ne tik tai šitą. Čia vienas yra skirtas didesniem dalykam, o čia pačioje, žiūrėk. Gerai. Matai, mažesniem ir va tokiem pailgiem. Galima užpildyti. Žiūrėk, braškė. Mėgsti? Labai mėgstu. Pagal sezoną reikia rinktis vaisius ir uogas, kokias tuo metu turite, arba užsiauginote, arba kažkas jum jas padovanoja arba nupirko. Taip? Pažiūrėk, kiek daug tilpo. Taip. Gali pjauti obuolius čia įdėti, taip? Gali šilauoges. Taip. Gali sūrio gabaliukus, taip? Bet gali ir pusrytainius. Gaidėlė pusrytainių. O įdomu, kiek čia tilpo. Aš noriu, kad kuo daugiau tilpo. Tai dar vienas yra. Gerai. O šitą palik mes pagaminsime. Pamatysi ką. Gerai? Tai kol kas uždaryk. Saugiai. Gerai, uždarau. Padedu čia. Saugiai. Be ko išvyka, neišvyka, aišku, kad be vandens. Kodėl yra vienas didelis buteliukas, kitas mažas, kaip tu galvoji? Žinau, vienas didelis, tai bus netvarkos nykštukus, Teisingai. o mažesnis tai tikriausiai man? Taip. Taip? Labai gerai. Ar žinai, kad šitas ypatingas buteliukas, nes jis tamsoje šviečia? Eik, turim, tai šviečia tamsoje? Nori pabandyti? Geras. Aha. Šviesą įžydėm. Geras. Nykštukas tikrai nepatikės. Va, pasidedu čia, pasirašiau. O gal dar kažką galėtume pasigaminti? Taip. Jeigu labai šauktume. Visų taip mėgsta mūsų. Nesvarbu, kiek tau metų, juos labai visi mėgsta. Žinau! Sumuštinius! Taip, pažiūrim, kokių ingredientų mums reikės. Nieko sudėtingo nereikės, bet bus labai įdomu. Aš tau pažadu. Gerai? Pirmiausia, gaminant sumuštinį mums reikės duonos. Duonos. Mano duonos. Tavo duonos čia. Tavo duona. Mano duonos? Taip, Šitą pažįstu. Šitą pažįstu? Oi. Šiek tau duosiu. Darysim kokius 8 reikėles. 8? Paskaičiuokim, ar tikrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teisingai, Alfai. Kol aš pjaustysiu agurką, mums reikės agurko, tu gali pradėti tepti. Čia yra kreminė varškė, štai tokia kremiška varškė, galima tepti sviestu, bet varškė skanesnė. Labai gerai, aš tepsiu Taip. kreminę varškę. Gerai, tai aš supjaustu agurką, štai tokiomis sėkelėmis. Jeigu nelabai pavyksta gražiai, tai gal nieko tokio, ar ne? Nieko tokio, nes padarysim stebuklą, pamatysi. Aš stengiuosi. Taip. Tada naudosime salotas, užaugintos Lietuvoje štai salotos. Šios salotos auginamos vandenyje, matai, nėra jokių žemių, nėra žemių. Oi, kokios jos švarės, tai stimaudžiusios tada. Nupjauname šaknelę. Aha. Taip. Šaknelę. Tada taip, dešra. Gali būti dešra, kumpis, sūris, galima miksuoti tarpusavyje. Reikia padėti, va štai taip. Geriausia, kad uždėtume tokį sluoksnį, kad pasidengtų visą paviršių. Štai, galite supjaustyti patys, galite paprašyti tėvelių, arba galite nusipirkti jau pjaustotą kumpį, arba... Taip greičiau, jeigu labai greičiau, stipriai. O gal dabar man uždėti sūrį, ar dar ne? Dar ne. Dar ne. Tada dedam salotininkus. Kaip šviežiai atrodo. Irgi tu gali. Būtinai? Taip. Jeigu truputį galiukai išlenda, nieko tokio, mes jas nukirpsim ir suvalgysim. Mes jas tikrai reikės suvalgyti. Valgysim tikrai. Taip. Tada dedame
Ai, duonos reikia. Antrą duonos reikelį. Antrą duonos reikia. Taip. Ir dar. Ir dabar čia reikės dar vieną kartą užtepti. Bet dabar jau čia reikės ant viršaus tepti. Tikrai, Taip, o čia jums atsargiai. sudėtingesnė užduotis, bet aš galiu. Bandyk. Gerai. O tu ką darysi? O aš stebėsiu. Kaip aš mokausi, ne? Taip. Viskas. Taip. Ir dabar sūris. Mėgsti sūrį? Tai žinoma, kad mėgstu sūrį. Taip, uždedam sūrio. Uždedam sūrį. Kaip mėgsta sūrį, ar ne, draugai? Taip. Ir turėjom ten. Ir tada man reikės dar ant viršaus. Taip. Koks čia turbas sumuštinis bus. Ir dabar. Turėsim padaryti vieną tokį veiksmą. Va taip, su delnu. Paspaust. Paspaust. Taip, prispaust. O tau spaust ir taip truputį. Na, taip normaliai. Taip, normaliai. Tavo daug susispaudė, tai man reikia. Tada apversti kitą pusę, dar paspaust. Ar paspaust? Taip. Gerai, taip kaip pagalvė. Taip. Taip minkšta. Taip. Ir taip bus lengviau. Taip po to. Taip. Ir mes tai darom, kad būtų panašu į tortą. Tikrai, tortas. Dabar su peiliu turim apipjaustyti šonus ir juos galima dabar suvalgyti bus. Žinai, nes į žygį tai eisi truputį vėliau, taip? Ne, taip, per laukiu nykštuko. Ir čiūčias, kol jie Bet šitos galiukus galima valgyti jau dabar. Taip. Ir dabar, ką aš darysiu, yra smeigtukai. Oho, Ir va taip susmaigstu. čia kaip statybos kokios. Nu va. O čia yra labai geras būdas, kai nori, kad kažkas nesuvalgytų tavo sumuštinio, taip jį apsaugot. Au. Tikrai. Taip. Kokia apsauga, šarvai. Šarvai. Bet iš tiesų, aš parodysiu, ką reikia daryti. Tada Stebiu. tėveliai pradės pjauti štai taip. Tu gali laikyti va šitoje vietoje, prispaudus truputį. Ir dabar mes jį taip padedam ir pastum taip. Matai, kokie gražūs sumuštinukai. Mini sumuštinukai. Bet dar ant jų mums reikės uždėti mažą pomidoriuką. Vyšninį pomidorką mes galime perpjauti per pusę arba galime tiesiog... Va taip paprastai, taip? Taip. Palauk, aš irgi taip moku. 1, 2, 2, 3. 3. Taip. Matai? Ir dabar mes taip visus turime padaryti sumuštinius ir darysim ežį. Ežiai gali būti labai didelis, jeigu, pavyzdžiui, jūsų kažkoks gimtadienis šventė ir jūs norite, kad daug tų sumuštinių būtų, taip? Arba į mūsų restorane ateis, pavyzdžiui, kokių 12 žmonių vienu metu. Tai mes atnešime tokį didelį ežį. Jeigu ateis 4 žmonės, tai tokį. Jeigu ateis 2, tai tokį apelsiną arba obuolį. Su tėveliais, taip, šitą arba šitą. Šitą, taip. Tai obuolį. Labai gražiai tinka, taip, obuolį. Ir dabar va šitą visą sumuštinuką mes smeigiame į obuolį. Apačioje aš nupjoviau tam, kad obuolis tvirčiau stovėtų, nes kitaip būtų nuridėtų. Kad neridėtų. Tai geriausia pastatyti jį ir tada mums kartu smeigti. Galite, pavyzdžiui, smeigti pirmą be pomidoro, po to pomidorų uždėti. Čia kaip jau norite. Mėgiam. Atsargiai tik taip pirštus visi. Nu va. Koks ežys. Koks gražus. Ir visi sako, oi, sumuštinis labai paprastas, neįdomus patikalas, bet čia ir kvepia kaip skaniai. Tai va, ežį mes paruošėm, bet aš žinau, kad tavo pietų dėžutė yra dar pustuštė. Taip, ten tikrai dar kažko galima būtų įdėti ne tik sūraus, bet ir gal saldaus. Kaip galvoji? O kas yra saldu, o kas yra sūru? Žinai? Tai taip, saldu. Saldu tai yra cukrus, saldu yra medus, sirupas, ledai ir mamos įpiečia bučinys prieš miegą dar, o sūru tai yra bulvytės, traškučiai, kotletai, sūris. Cepelinas saldu, ar ne? Cepelinas, sūru. Teisingai.
Tai mes turime sumuštinius, kurie yra sūrus. Nes čia sūris yra. Taip, o dabar galim pasigaminti tokius įdomius sumuštinius, suvoštinius, kurie yra saldus. Puiku, puiku, ką darom? Tai pažiūrėkime, ko mums reikės. Labai paprastų ingredientų ir dar vieno dubens. Į dubenį mes dedame varškytę. Varškytę. O, kiek daug varškytės, kaip skanu. Tada dėsiu truputį cukraus miltelių. Ai, cukraus pudra. Ir naudosime dar bananą. Nulupk bananą. Būtinai. Taip. Ir varškę aš ištrinu tiesiog su cukraus milteliais. Labai jų daug nereikia, nes bananas yra saldus. Prašau. Taip. Bananą aš supjaustu štai tokiamis skiltelėmis. Ir mums reikės pusrytainių sausainių. Gaidelis, taip. Aš nežinau, ar aš sulauksiu to žygio, čia taip seniai viskas atrodo, Alfai, man atrodo, aš nežinau, ar išeisiu. Gerą turėti restoraną. Bet dar geriau turėti asmeninį šefą. Tikrai taip. Taip. Dabar ką reikia padaryti? Prisiminė 4 sausainiai ir tu tepėjai prieš tai juos. Dabar kepsim kartu. Su šito. Kremu. Kepame kremu. Su šito kremu. Turi būti kremo daugiau, 2 negu sausainio. Tai taip užtepk. Taip. Jeigu mėgstate, pavyzdžiui... Ar taip gerai? Dar truputį, čia taip stenkis, kad per visą paviršių. Oho, kiek daug. Tai čia dar geriau. Taip, tada aš paimu 2 gabaliukus bananą. O taip padedu. 2 gabaliukus banano. Nepametam. 1. Tukšt. Ir 2. Kokie slidus. Taip, ir tada taip suspaudžiam. Aha. Suspaudžiam. Prisimink, kai spaudžiam prieš tai. Taip, uždedam ant viršaus. Nieko nebijom. Taip, suspaudžiam. Taip, ir aš tada taip. Aha, iš šoniuko dar, ar ne? Iš šoniuko dar truputį kremuko. Vau, kiek aš čia daug viskas mokstu. Kremuką ir šoniuką ant viršaus. Liofilizuotos avietės prieš tai laidoj tu atsimeni, tai yra džiovintos šaltyje. Ir dabar paimam tą sumuštinį ir štai taip. Ir lengvos tokios skanios rūgštelės. Aptrupinam. Ir toks visiškai sumuštinis. Ir kaip kvepia skaniai. Nes šitie pusrytainiai yra su morkomis. Ir cinamonas labai jaučiasi čia. Taip. Ir... Taip. Dedame vienas. Čiučiai, 1 nykštukui. Ai, čiučiai negalima, tai 1 nykštukui, o kitas. Taip. Ir dabar sumuštinių vieta yra čia. Taip. Tikrai. Kaip gerai, kad čia tiek daug telpa. Ir braškės, ir sumuštiniai vienokie, sumuštiniai kitokie. Ir važiūrėk. Ir dar netgi tilptų. Na viskas. Gerai. Ir taip, čia užkandžių dėžutė visa paruošta. Vanduo. Kur mano vanduo? Kur vanduo? Ai, va. Vanduo čia, pasiruošiau. Alfai, aš gyvos nepamiršau. Aš tau turiu staigmeną. Aš tau irgi paruošiau sumuštinių. Nori pamatyti? Noriu. Gerai, bet pirma užsimerk. Gerai, nes čia labai užsimerk, tai tik truputį. Labai užsimerk, nes čia didelė staigmena. Pasiruošęs? Gerai, 1, 2, 3. Ach, tu nenaudėlė. Oi, draugai, taigi aš jau skubu į žygį, o jūs būtinai pabandykite pasigaminti šių sumuštinukų namuose. Ir žinot ką? Nufotografuokite su tėvelių pagalba ir tegul jie būtinai atsiunčia man į mano elektroninį paštą. Aš labai noriu pasižiūrėti. Ate! Alfai! Oi, labas, draugai. Labas.
Dar kas atsitiko? Nes aš neturiu tada ką sakyti. Gerai. Taigi, draugai, aš jau keliausiu į žygį, o jūs būtinai Taigi, draugai, aš jau nebeturiu žodžių, mano liežuvis nebeveikia.